Sveiki draugai, šiandien esam Vilniuje, Užupyje ir atėjom į Firenze restoraną, italų restoraną, tai pažiūrim, ką turim. Però, catenazzo che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce. Tai gavom welcome duonytę, čia yra jų pačių kepta pečiuje focaccia, alyvuogių aliejus extra virgin ir balzaminis actas. Tai visą šitą gali, kol laukia maisto, pasiragauti. Tai įsipilsim biškį aliejus į lėkštutę, truputį acto, pipiriukų. Labai nemėgstu restoranas ilgai laukti, tai labai geras dalykas, kai atneša kažkokios duonytės. Pavalgyti, pratempt laiko. Šiaip duona restoranas yra tasai lifehackas, kad kai atneša duonas, žmonės juos pavalgo ir jų kraujyje pakyla cukrus. Ir tada žmogus dar labiau nori valgyti ir užsakinėja dar papildomų visokių patiekalų. Čia yra pomidorų karpačio. Aha. Ir čia vitello tonato. Čia vitello tonato. Gerai. Gavome du starterius iš karto, tai vitello tonato. Tai turėtų būti šiaip veršienos išpjova su tūnų padažu. Čia mano vienas mėgstamiausių patiekalų, labai skanu. Ir gavom pomidorų karpačio. Žiauriai didelė lėkštė. Tai gerai, pradėsim nuo vitello tonato. Šiaip reikia pažiūrėti, ar čia tikrai veršiena bus. Jo, orkaitėje kepta veršiena, tūno kaparėlių padažas, skrudinti kaparėliai, citrina, petražolio aliejus. Labai gerai, nes daugumą daro su jautiena, kas yra neteisinga. Tai ragaujam. Labai skanu. Visuose videose sakau, ne? Labai skanu. Labai geras patiekalas. Labai skanu. Nealkoholinis aperolis, itališka klasika vasaros. Pomidorų karpačio turbūt svarbiausia yra pomidorai. Tai vasarą viską suprantu, kai būna prinokę pomidorai, bet žiemą rizikingas patiekalas, bet pasižiūrim. Puikiai dera su ančiuviais, rūgštelė. Šiaip labai geras patiekalas, ypač jeigu tai būtų vasara. Bet ir dabar ant dviejų didelę porciją. Viskas gerai, geras patiekalas. Štai turim tokias gražias salotas su aštunkojų. Labai gražus patiekimas. Džiaugiasi akis. Turim aštunkojį, pankolį, pomidorus, apelsinus. Neblogas derinukas, paragaujam. Skonis labai geras. Pankolis labai dera su aštunkojų. Alyvuogės. Smagios salatytės. Toliau turim jautienos karpačio su itališka čianina jautienos išpjova ir trumų padažu. Gražus patiekaliukas, dar sūris yra. Sūrį gal nepjaustyčiau su šeiveriu daryčiau, tada būtų plonesni griežinėliai. Tai turim pipirų papildomą, galim užsidėti. Ir kas smagu, turim alyvuogių aliejaus. Jeigu mėgstat, tai galima papildomai užsidėti. Šiaip labai išraiškingas jautienos skonis, neįprastas. Visiškai kitokia tekstūra ir stiprus skonis. Neįprastai įdomus patiekalas, tikrai skanus. Čia dar turim balzaminio acto ikrus, kurie sprogsta burnoj. Priduoda gerą natą šitam patiekalui. Puikiai. Dar užsakėm brusketo su porketa. Čia yra toksai kiaulienos vyniotinis, kur kepamas cielas orkaitėje, paskui plonai supjaustai ir dedant brusketus. Jie dar daro kaip pagrindinį patiekalą. Tai pasižiūrim derinuką. Vėlgi, jeigu sausai atrodo patiekalas, galima papildomai užsidėti alyvuogių aliejaus. Skaniai, gražiai atrodantį brusketą. Škaitau. Toliau gavom rizoto su sėpių rašalu ir krevetėmis. Čia irgi traškutis iš ryžių. Laukinė krevetė, rizoto. Tai pradėkim nuo rizoto.
Turi būti labai geras balansas. Ir kas svarbiausia, turi būti al dente. Nepervirę ryžiai, taip tariant, itališkai. Skonis geras, ryžiai nepervirę, kalmarai dar yra, sultinga krevetė. Viskas gerai. Labai švaizdus, gražus patiekalas. Skonis irgi labai geras, kai tavo važiuojam toliau. Pasta karamelė. O dieve, kaip gražu. Vienas gražiausių patiekalų turbūt, kuriuos mačiau gyvenime. Pažiūrėkit. Wow, labai gražu. Tikrai super. Damutėm jau tikrai labai patiktų. Toks patiekaliukas. Čia yra pasta ale karamelė, baklažanų ir juodųjų trūmų kremo įdaras, upėtakių ikrai, kačio pepė padažas, sezoniniai trūmai, baklažanų ir juodųjų trūmų įdaras. Labai įdomu. Šiaip labai skaniai atrodo. Skanu. Labai gerai. Trūmai, nepasakyčiau, kad labai jaustųsi, bet ikrai dominuoja, priduoda tokias rūgštelės. Ikrai labai geras akcentas šio patiekalo. Gerai, toliau carbonara, itališka klasika. Šilta lėkštė, kas yra labai svarbu. Karšta netgi galėčiau sakyti. Daug sūrių, šoninės, gera konsistencija, puikiai paruošta pasta, al dente, geras skonis su pipiriukais. Neturiu prie ko prikibti. Net dabar, kai yra galai, tai botai. Čia tik vaikai valgo su šaukštais. Italai nevalgo su šaukštais. Aš suprantu, bet Italai nevalgo su šaukštais. dėl vaizdo. Su pistacijų ir duonos su čiultele, San Marzano pomidorų marinaro, petrašulio aliejus, mėto, bazilikus ir šaus skanaus. Šiaip labai gražus patiekalas, labai gražiai atrodo. Labai patinka daug žolelių ant viršaus. Šitam patiekale svarbiausias yra baklažanas, kaip jis iškeptas ar gerai. Pjaustas tikrai labai gerai. Tikrai labai geras, pilnai iškepęs baklažanas. Neblogas derinys su pistacijom ir marinaro padažu. Puikiai. Čia Iberiko kiaulienos išpjova. Iberikos sekreto vadinasi. Ai, sekreto, tai čia bus papilvė? Va šitas taip. Tai Iberiko kiauliena, maitinama gilėmis, turi unikalią tekstūrą, visiškai kitokią negu paprasta kiauliena. Skonis turėtų būti visai kitoks, tai to ir įsitikinsim. Dar papildomai pasiėmėm garnyrą grill daržovės ir jaunas bulvytės. Čia yra papilvė. Šiaip skonis tikrai visai kitoks. Trūksta gal padažas. Aštunkojis. Atrodo labai gražiai, labai gražus patiekalas. Džiaugsmas akims, kaip visada. Bulvytės jaunas, alyvuogės ir pomidorai. Labai įdomiai patiekti pomidorai, tiesiog didis pomidoras perpjautas per pusę ir masi pagrilintas. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Gavom aštunkojį, gerai paruoštas. Labiausiai įdomu pomidorų šitas skonis, kaip jie čia dera. Šiaip skanu viskas gerai, tikrai. Aštunkojis gerai paruoštas, pomidorai skanus, bulvės tinka, alyvuogės. Bet tie pomidorai su aštunkojim man tiesiog nedraugauja čia, nežinau. Geras patiekalas, bet pomidorus pakeičiau gal kokias paprikas, raudonas ar dar kažką. Toks įdomus derinys, sakyčiau, bet gal čia mano skonis. Kiekvienam, kaip sako, neįtiksi. Gerai, toliau gavom tokį pusę amaro. Krenta makaronai. Ragaujam pastą. Pasta gerai išvirta, tikrai geras skonis, nuskaitau. Einam prie amaro, tiek kovoti, kad neišsitepti. Cielo pusę amaro. Skanu. Okay, so this is one portion.
Yeah, more or less, yes. It's It's like one portion. 800? It's from 800, 900, maximum 1 kg. Yeah, it's nice piece. Do you cut this a little bit or no? Yes, yes, yes. We remove a little bit, we clean the meat. Ooh. Turim T-bone. T-bone'as yra unikalus tuom, kad vienoje dalyje mes gaunam nugaros ir dar kitoje pusėje gaunam išpjovos. Tai gali paragauti iš dviejų rūšių skirtingų dalių kepsnį. Patiekiamas ant tokios karštos lėkštės. Matau jau druskos fleiksus. Tai paragausim, jokių padažų nieko nedėsim. Patiekiamas yra medium rare, kadangi yra karšta lėkštė. Tai jeigu jums yra per žalias, galima tiesiog pasidėti ir labiau apkepinti kepsnį, iki jums reikiamas norimo kepimo lygio. Kai pradėsim nuo išpjovos, patiekiamas su labai fainais mėsos peiliais. Šiaip labai vyriškas toks kepsnys, labai stiprus skonis. Norėtųsi gal padažo kokio. Bet mėsytė labai minkšta, labai centringa, labai daug skonio. Tikrai ypatingas patiekalas. 2-3 asmenim. Garnyrus galima išsirinkti skirtingus. Tikrai rekomenduoju, labai geras patiekalas, labai skani mėsytė, labai gerai paruoštas. Ant rozmarino šakelės uždėta. Labai skanu. Vienas favoritų šį vakarą. Užsakėm dar limonadą, raudono apelsinų, juodų morkų ir mėlynių berods. Labai geras. Ir lauknis. Vilkešeris. Griliuje keptas vilkešeris su izolana padažu. Kiek kainuoja? 3 eurų. Nu va, gera kaina. Kaip už cielą žuvį, tikrai labai gera kaina. Atrodo labai gerai, šventiškai. Ir kaina labai gera. Šiaip labai smagu, kad toks didelis patiekalas gražus. Ciela žuvytė, kurią galima pasišėrinti su šeimos nariais atvykus vakarienės čia. Tai tikrai užskaitau. Paragausim, labai svarbu, kad nebūtų perkepęs. Dėsim biškį daržovių. Gerai, tai ragaujam žuvytę, skanių žuvytę. Vienintelis minusiukas tai kauliukai, bet čia jau nieko nepadarys, kai gauni cielą žuvį. Jeigu užsakysit filė, tai tada jums ten šefas išrinks tos kaulus, bet kai užsakai cielą žuvį, tai jau kaulų neišims. Bet šiaip skanu, geras garnyras, geras padažas. Užskaitau, rekomenduoju. Mūsų zabajonių krema. Yra daromas iš kiaušinio trynių, desertinio vyno vinsanto. Na ir šalia yra sausinukai. Tai tiesiog lado šiek tiek anksčiau. Gerai, ragaujam kremą. Nesu ragavęs tokio gyvenime. Įdomus desertas. Net nežinau, kaip pakomentuoti. Jo, su vinsanto vynu, bet labai specifinis toks kartus skonis. Paragaut verta. Gerai, toliau tiramisu. Šis toks mielas mažas tiramisukas. Cute. Tiramisu daug geriau. Labai skanus klasikinis tiramisu. Labai gražiai patiektas minimalistiškai. Nuskaitau. Ir turim afogato desertuką, vaniliniai ledai su burbonų vynuogė, tai yra ne vynuogė vanilė burbon ir espresso kavytė. O ledai itališki? Itališkai, taip, gelato. Ačiū. Prašau bandyti. Labai gražiai seksi atrodo puodelis su itališkais ledais. O, tai atšaldytas puodelis, apgalvota espresso ir gelato ledai vaniliniai. Labai geras derinys, labai skanu, tikrai super. Mano desertas. Nėra per saldu. Kavos šiaip negeriu 2 metus, bet su desertu biškai nieko tokio. Tai ką, draugai, šiandien buvom Firenze restorane, italų restoranas. Puikiai vieta, patogi vieta, Vilniaus centre Užupy. Turi daug skirtingų patiekalų ir jūros gėrybių, vegetariškų patiekalų, picų, pastų, desertų.
turi jaukią gražią aplinką. Antram aukšte turi erdvės, kur galima švęsti privačius renginius, gimtadienius ir įvairius įmonės vakarėlius. Tikrai rekomenduoju, geras restoranas, skanus maistas, daug vynų įvairių itališkų. Ateikite ir pabandykite patys. Ti guardi all'improvviso mi innamoro per davvero. Per Gesù Zucchero ti prego scorda quello che ti ho detto. Nel mio cuore tutto a un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera